Kaip tokia šaunuolė nemylėti? Jaunasias kaip jaunasias. Bet kaip ir jų motina be proto dėl manęs. Ar bereikia geresnio juoko? Visas tris, visus metus slapta mylėti. Ir jos nei viena apie kitą nenutuokė. Kol galima naudosios progą, o kai bus blogai, griebsiu savo barbelę ir šausiu į Kaukazą. Brolis kvietė, sakė, ten šilta, ten gerai. O kol galima, naudosios progą, naudosios meilę ir pinigus viliosiu. Liudvikėlė? Oi. Liudvikėlė, mano brangiausias. Labas rytas, Liudvikėlė. Oi, kaip aš tavęs ilgėjausi. O tu buvo nepasiruošęs? Oi, ne. Neįsiu su mumis į bažnyčią. Mes su Petrutė jau pasiruošusios. Oi, Domyce, brangioji, žinok, aš negaliu, man raudys arklius nuvarė. Jei tu viena eitum. Pala. O kodėl jis tos arklius nuvarė? Tai va tame reikalas ir yra, jis arklius nuvarė ir aš išpirkos reikalauju, o aš pinigų neturiu ir man noriu. Ar gali paskolinti, jeigu va? Tai palauk, o ką tie arkliai blogo padarė? Oi, atseit jo pievas iškripė. O, koksai? Oi, kaip gaila. Jei tu viena eitum, aš irgi nepasilikčiau. O dabar Petronelį kartu velkasi. Žiūrėk, žandaras saugos mus, aš apkabinti negalėsi. Mačiuką negalėsi duoti tau. Oi, kaip gaila, būčiau žinojusi, kad tu neisi. Aš būčiau taip pat namuose su tavimi pasilikusi. Liudvikėlė, Taip. aš tau daržinėje paslėpiau obuolių ir grūšių. Gerai, o pinigų neturi? Oi, pinigų tau reikia. Nu tai pala, aš pasižiūrėsiu. Oi, Liudvikėlė, net nežinau. Rublį turiu. Pasižiūrėk, va rublis. Ir dar trupučiuką smulkių. Iš smulkius gal tabokus neturi. Oi, kokia man mūsų ilga diena šiandien be tavęs. Kaip man aš tavęs ilgėsies. Oi, Liudvikėlė, bet aš norėjau kartu eiti. Pasipasakoti mamaitei. Jau galbūt reiktų mums apie mūsų meilę. Jau reiktų pasakyti mamaitei, kaip mes vienas kitą mylime. Klausyk, palauk dar truputėlį. Negalima sakyti, mamaitė mus išskirs. Oi, O aš be tavęs gyventi negalėčiau. Kiek aš tau kartu esu prisiekęs, kad tik grabo lenta mus gali išskirti. Na, kur jūs ten visi dingot? Į bažnyčią pavėluosim liūdinalį, o jau su baktukais. Domyce, duodus po visas skrynes, ieškau savo skarelės. Irgi mat. taigi Petrutė, tu nenešioji tos skarelės. O va dabar noriu pasipuošti. Nu tai ir puoškis. O tai ko laukiam? O ką? O gėlyčių paskynė į bažnyčią? Kokių gėlyčių, Petrutė? O, kokių? Raudonų, gražių, pirmin. Raudonų? Jo, eik.
Liudveli, o tai tu ką su mumis į bažnyčią nesiruoši? Oi, Petronė, brangioji, jei tu viena eitum, tai aš niekaip nepasilikčiau. O dabar, kad Domica kartu eis kaip sargas valaikščiais iš paskos už vakelę. Tu tą Domicę nekreipk tu ją dėmesio. Eik. Negaliu šiandien eiti. Nelaimė man ištiko. Raudys arklius nuvarė, išturkos reikalauja. Ar gali paskolinti pinigų ligi vakaro? Och, tai žaltis tas raudis. Och, tai jam. Oi, bet Liudveli, aš pinigų, tai žinok, turiu. Ojei, turiu netgi 3 rublius. Ai, bet tau 2 užteks. Skaručka. Ir Liudveli, aš ten kamarui padėjau, žinok, šviežių kleckų šiandien išviriau. Kamarui šaltai padėjau, tai tu pavalgėk, Liudveli, tik tai mamaitai nesirodyk ir Domicijai nieko nesakyk, oi. Oi, kokie man diena bus belga šiandien, kaip amžiai ilga. Oi, Liudveli. Kaip aš tave myliu. Oi, myliu. Nu, kiek aš galiu klausyti čia šitų visų myliu. Kiek kartų sakiau, baigėme šitą slaptą meilę. Pasisako mamaitai ir rytoj varom užsakus į bažnyčią. Liudveli, kaip? Ar pašėlot? Liudveli. Mamaitė mus ištyrus, aš kiek tau kartų galėjau prisiekęs buvau, kad tik tais mirtis gali mus išskirti, aš ištyręs dėl sielvarto. Oi, Liudveli, nemirk, Liudveli. O Jėzau, kaip aš noriu. Šandrėlį, oi, įniauktų vainikėlį. Tavo Petrute, žiūrėk, raudonos, gražios gėlės, ar patenkinta? Aha, gerai. Aha. Liudveli, tai gal persigalvosi, gal einam kartu? Einam, Liudvikėlė, einam kartu. Negaliu šiandien eiti, man reikia darbus atlikti. Ai, gerai, mes tada ir papūtė šiaurės vėjas saulės. Papūnė, jaunį, papūnė. Ir papūtė vainikėlį. Oi, gelbstu. Nu, kur tas mano mergelis pradėjo? Labas rytas, ponė Julija. Labryt, reikia sakyti garbė Jėzau Kristau. Aha, Gal ar tas matei mano nukėlis? jau išėjo dainuodamos. Taigi bažnytelis skubo. Taip išskubėjo jau. Tu pačia stovi, kaip koks stobris. Darbus turiu tai atlikti. Bedievis. Neblogai sekasi su tokia gera galva suktis. Ir meilės, ir pinigų. 3 rublius kišenį jau turėjau. Eikit. Kaip gerai sekasi. Neblogai. Liudvelė, aš tai kurtu, Liudvelė. Atsikratei pagaliau mano meru. Išėjo vynu. Norėjo ir tave išsivesti. Kaip saulės patekančios laukiau. Taip aš tave myliu, mamaitė. Oi, nu netikiu, kaip tu gali mane mylėti, Liudvel, taigi aš už tave žymiai vyresnė esu. Na, ir ne romantikė aš tau. Vadink mane Marcelė, Marceliukė. Marceliukė, meilė mano. Ar nebijau, kad tavo dukros gali numanyti, kas tarp mūdviejų vyksta? Mano dukros, Liudvel, tos mano dukros nieko nežino ir nieko nenumano. Tai bus staigmena, kai sužinos, kad turės patėvį. Liudvel, žinai, aš daug tyčia šiandien liepiau pasilikti namuose, nes reikia pasitarti. Reikia vieną kartą ir visiems laikams tą mūsų slaptą meilę pabaigti. Ir vestuves iškelti, Liudvel. Slaptą meilę? Taip, slaptą meilę. Sakai pabaigti? Taip, vieną kartągi juk reikia pabaigti. Ir vestuves iškelti? Taip, būtinai, Liudvel, iškelsim vestuves, Liudvel. Oi,
Tai va, ženysimės. Oi, gal ir neblogai būtų Aha. veselė, bet Marceliutė, gal geriau būtų vieną iš dukrų išleisti, o tai, nežinau, bus piktos, šaudys mane akimis ir žodžiais. Gal jas vėl iš jų reikėtų išleisti? Taip, Liudvelė, aš irgi apie tai manau. Vieną iš dukterų būtinai išleisiu. Žinai, mūsų kaimynas, ponas Fortunatas, nusiteikęs vieną iš mano dukterų į žmonas paimti. Bet nežinau, kažkodėl tai delsė. Aš manau, jo širdis prie Domicės labiau linksta. Bet nieko tokio, Petronė vyresnė. Va tegu Petronė ir ima. Va taip. Ponas Fortunatas neims nei vienos be pinigų. Mažiausiai reikalaus kokio 150. 150 liudvel, kad ir 200 liudvel. Taigi aš pinigų turiu. Ir savo dukrų vestuvėms turiu. Ir savo pačios vestuvėms liudvel. Turiu ašgi pinigų. Tu ką nežinoj, kad aš jų turiu? Oi, Marceliutė, pinigai nublankstamas prieš pačios grožį. Man jau nereikia. Liudvel, ir vėl tą patį mali. O kai aš tau siūlau žiodytis, Liudvel, tai tu vis dar slapstytis nori. Nieko tokio. Rytoj važiuojame, paduosime užsakus į bažnyčią. Tuomet ir Fortunatas supras. Būtų gerai, tas dvi veselės vienu kartu atšvęsti. Taip, gal ir neblogai būtų dvi veselės vienu kartu atšvęsti. Bet, Marcelė, noriu pasakyti per vieną žodelį, noriu tarti. O, Jėzus Marija, žodelį, būtinai, tu tik tark, taip laukiu, aš jau to žodelio taip laukiu. Tik tark, sakykit tą savo žodelį. Aš, žinai, dėl tavęs, Liudvelį, žinai, vat renkiuosi, puošiuosi, rūbelį iš Amerikės, batelį iš Amerikės, Liudvel. O tu žinai, Liudvel, aš dėl to tavo jaunumo į vandenį šoksiu, o jau dėl to tavo gražumo. O Jėzus, ugnį visą praeičiau. Liudvel, tu tik tark, sakyk tą savo žodelį, vai nedelsk. Nelaimė man šiandien nutiko. Nu tai, kad aš lyg tai netokio žodelio laukiu, o tai kaip nelaimė nutiko? Raudys arklius nuvarė, išpirkos reikalauja, o aš pinigų neturiu ir tamstos parašyti nedrįsau. Liudvel, nu tai kogi tu nedrįsai, kadagi aš tau nedaviau, kadagi aš tau gailėjau, Liudvel, taigi imk, Liudvel, visus imk. Taigi mūsų dabar viena dūšia ir viena siela, Liudvel. Kas mano, tas ir tavo. Viena dūšia, viena siela. Oi, Marceliutė. Taip, kas viena, kas tavo, tas ir mano. Taip, Liudvel. Marcelė, tik neduok Fortunatai pinigų pirmo šliūbo, kad jaunikis nepabėgtų. Aš tikrai jam neduosiu jokių pinigų pirmą šliūbo. Bet ir tu, Liudvel, nesnausi, taigi neleisi mūsų apgauti, Liudvel. Kad galėčiau iš šūlį pasiveršiu. Ir tavęs augo šūmano milo. Jis mane myli, iš šunį. Klausyk, Liudvel, eisi pasraudį, užtruksi. Tai vat ir išalksi. Žinai ką, jeigu aš paieškosiu tau ko nors užkaskanaus. Ką? Čia dabar darosi. Visos trys kaip susitarusios prie sienos mane remia, meilės reikalauja. Veselę kelt nori. Bet kaip jau įkirėjo tas senė. Kiek jinai čia tų pinigų davė?
Nu, 15-18 dar numerų 3. Nu, dar iš seniau surinkęs. Nu, neblogai prasidėjo diena. Oi, tikrai neblogai prasidėjo. Bet kažką reikia galvoti. Reikia kažką galvoti, reikia suktis kažkaip tai. O tai paliks mane barbelė. Reikia galvoti. Kažką. Oi, parbėga. Tonicė kumšys musikuoja. Petronė žliumbė. Nejaugi jos išsipasakojo viena apie kitą, apie mane. Oi, svyla mano uodega. Kažkas dabar bus negerai. Kažką reikia galvoti, kažką reikia galvoti. Pakeišiu Fortunatą vietoj savęs. Gal pyktį išlies ant jo ir atbaidys nuo vestuvių. O aš tom tarpu turėsiu laiko pinigus viliuoti. Mamaite, ar girdėjai, koks Liudvikas negeras, melagis tas Liudvikas? Mamaite, aš jį primušiu, nenaudėlį, aš jam nedovanosiu. Tai kas dabar? Rūdė labai supyko. Man Liudvikas sakė nesipasakoti apie mūsų meilę. Bet aš jai pasipasakojau, tai jinai labai supyko. Jėzus Marija. Aš per tą nenaudėlį bažnyčią net negalėjau nueiti. Taip, ant lieptelio sustojo ir lapatai atgal. Tai mamaitė, aš irgi paskui ją sugrįžau. Nu, tai aš nieko nesuprantu, tai ko dabar jūs norite iš to Liudviko, ko taip anksčiausiai parlėkėt iš tos bažnyčios? Taigi, kas jūs čia taip parvarė? Bet Rūdė, tu papasakok mamaitei. Tu sakei, tau irgi jis kažką pasako. Taip, melagis. Melago sakė, kad mane myli. O Domiciai tą patį kartojo. Ne. Man prieš Dievą prisikinėjo, kad mane myli, tau melago. Tai tau jis melago. Raminkitės. Na, tai kogi dabar jūs norit iš to Liudviko? Taigi jis vaikas geras. Nu, tai jis judvi taip myli, Na ir gražiuoju nori su judviem sutarti. Oha, jeigu ne jo melagingi žodžiai, aš seniai būčiau už Fortunato ištekėjusi. Tai vaikeli, nu tai tu tik tikėk už to Fortunato. Taigi, žinai, aš tau gerą kraitį duosiu. Bet Rūdė, tai O jau kaip mylėsis. Pala, sakei gražiuoju, ne? Taip. Ai, gražiuoju. O kas šiandien iš manęs 3 rublius, ne, 2 rublius išviliojo? Būk tai arkliams iš raudžių išvaduoti. Arkliai kur? Pievose. Matot? Melogis marmuzė jam. Tu man vėlėtų rabinkis vieną. Rūdė, tu jam 2 rublius davei. Taip. Mamaitė, Nu, man tą patį sakė. Aš patau. jam rublį daviau. Ir dar pasakiau, kad smulkių turiu. Apie tabokos nupirkti, bet aš tabokos nepirkau. Nepirkau tabokos jam. Tai iš kur judvi ėmėte tos Au! pinigus? Au! Iš kur gavot pinigų? Babūnė davė pinigų. Julija, O tai kodėl jūs manęs neatsiklaususios jam davėte? O ar pats, tarp kitko, išvaduoti? Aš pati jam pinigų daviau. Ir tai ne jų 3 reikalas. Tai ir iš mamaitės, reiškia, pinigus išviliojo. Nu, dabar tai viskas, dabar tai šiam tikrai marmuzė išmalsiu. Raminkis, Petronė, ką tu čia dabar rėkauji? Tik išmalsiu visai tą tėvam žinatėms atsigimę. Taigi iš jų 2 prašė, pasiskolino. Pinigų tai gavo iš manęs. Nu tai reiškia, jis judvėm tuos pinigus grąžins. Atiduos. Nu tai kas čia dabar Nu, nutiko? bet mamaitė, kaip tu nesupranti, jis gi melavo. Jis man tuos pačius žodžius kartojo, jai tą patį sakė. Melavo. ne, tau melavo. Man teisybės. Raminkitės vieną kartą, o tai pačios kaltos. O tai kodėl jūs tuo Liudviku taip tikite?
Kodėl taip tikite? Aš tikrai žinau, kad jis turi vieną tikrą savo mylimąją, vat su kuria ir žemėsis. O štai ir pasakyk. O gali jisai ir 10 mylėti. Už visas, už visas aš jam įgrėsiu ir tu nesarsi. Ojei, Petronė, ramykis. Atvykti kailį duosim, o taip va. Jėzus Marija, Domitė, vaikeli, nu Domitė, tu irgi mušęs vaikeli, nu tai kas? Ne, aš taip nesimušinu. Nu tai aš žinau, kad tu Domitė nesimuši vaikeli. Tu tik Petronė, tau tai tik visi blogi, jau tokie visi blogi. O jau kokia tu pas mus be galo gera. Iš tavęs tai jokios naudos, tu tik žasims lopšinės moki dainuoti. Taip, kas? Taip, va, o aš taip gerai, bet aš būčiau seniai už Fortunatų ištekėjęs. Nu, tai sakiau. Ne. Kad tekėk, tai kad tu netekėk. Jo, labai tu gerutė. Aha, gerutė, o ką šiandieną tu Kleckų priveri? Aš. Aha, ir užkišo kamaroje. Šaltai nepadėjo. A? Oi, mamaitė, aš labai į bažnyčią skubėjau. Tai kad būčiau neradusi, tai pelės būt ir sugrauš. Oi, nesipyki, mamaitė. Nu taip. Nesipyki. Kailį tau tik šiandien. Ar dabar norėsite vakarėliai? Vakarėlį, dabar nenorėsiu. Vakarėliai. Nepyk, mamaitė. Na gerai, jau nesipykim. Mamaitė, Na. štai nieko nekepiau ir nieko nebiriau, nieko nežiūrėjau. Aš žinau, Domitė, pažiūrėk, kur ta Petrė nuėjo. Pasižiūrėk su tais kleckais. Ką, kur nuėjo? Pažiūrėk, kur jinai išnešė tos kleckais. Petrė, kur Kleckos Taip, išnešė. taip. Gerai, mamaitė. Domitė. Ir pažiūrėk, kur Liudvika. Ar pamatysi Liudviką kieme, ar kur pasakykite, būtinai į trobą ateina. Kad Liudvikas į trobą ateitų. Labai skubus reikalas. Gerai. O Jėzus Marija, nei rask, nei pamesk. Vienas vargas man su tom mergom. Einu ir aš pasaugosiu, kad tą pikčiurną Liudvikui akių neiškabinti.
Koks čia dabar cūdas manęs laukia. Ak, tas geras Liudvikėlis berniukas mano. Nori man padėti senatvėj. Oi, gudriai, Petraunė. Oi, gudriai. Anksčiau net pašnekit nesiduodavo, o dabar pati iš svečias pasikvietė. Oi, kokie gudriai. Kad taip ta Domica būtų. Ta jaunėlė tai man taip prie širdies limpa. Ai, su ja tai, nors ir be pinigų imčiau, tokia jauna, tokia jauna. Ui, bet prakeikta mada. Vyresnėje pirmą kiša. Gulsius pasakys, kas čia dabar manęs laukia. Liudvikėlis sakė, cūdas man bus. Sakė, gal į žandukų pabučiuos. Lauks, cūdas sakė. Nu, va dabar ir lauks. Oi. Geras vaikis tas Liudvikėlis. Nori man senatvę gyvenimą proskleidyti. Kurgi tas girdėjau čia kalbėjo, tas melagis Liud. O, atsigulęs, o tai Dėl Dievo meilės. Jėzus Marija, Jėzus, tu Pana švenčiausia. Kursta. O dievuliukai, įsakiau, nesimuš kokią vietą dabar. Už ką tu taip mane užsipuoliai? O tu manęs gailėjai. Oi, dovanok žentelį, jinai susimaišė, jinai tikrai nenorėjo tavęs primušti žentelį. Žinai, bučiuok, Ne, žentelė, nenorėjau. šventinga žentelį dovanos. Dovanok, tekstelė tikrai nenorėjau. Nežinojau, ko tu čia dabar atsigulėjai vietoj to Liudviko. Nu čia, nėr čia ko taip ir pykti, nėr čia ko taip ir dovanoti. Man tik kažkaip tai ir patiko. Oi, patiko. Patiko? Oi, kad mane pavaitė, taip mane ženteliu taip maloniai pavadinai. Oi, žentelė, Oi, tai aš nesupratau, tamsta, tai ko tu čia vietoj to Liudviko atsigulėjai dabar? Nu, nieko tokio, jau kas buvo, tai pražuvo, to jau nebėra. Tai veskite svečią į vidų, pavaišinkite. Prašom, žentelį į vidų ir aš tuoj pat atbėgsiu. Prašom, žentelį. Oi, aš gal eisiu grynu oru pakvėpuoti, reikia atsigauti. Tiek daug įspūdžių šiandien man buvo. Ačiū Dievui, kad gyvas likau. Jėzus, Petronė, tu visai pervarti. Ką darai, ko tu mušiesi, aš tau taip niekad vyro nebedarasi, jeigu tu taip darysi. Bet mamai, čia šaukuliat. Ryt lik vakar neramiai. Pabūnė Julija prikėlė. Nei pasimelsti, nepakioj klausa. Pabūnė Julija, viskas gerai, viskas gerai. Viskas gerai. Eik pasirėdus, Tai nepabūnė išnykdavo Jėzus, o Jėzus. Nu, bet mamai, kad aš žinojau, kad jisai čia atsigulė vietoj to Liudviko, aš ne jį norėjau ištarti, o Liudviką. Tam tau tik perdik. Bet Petrutė, aš tau sakiau, nesimušk, o tu vis tiek nesiklausaisi. Vargšas tas mūsų kaimynas Fortunatas, kokia gėda. Tikrai kokie gėda. Oi, aš, mamaitė, žinai, aš eisiu, surasiu tą Fortunatą, paguosiu, aš jį nuraminsiu, pasakysiu, kad nesusipratau. Pala. Kieno jaunikis šiandien? Tavo ar mano? Aš pati ir paguosiu. Atsirado man guodėja. Domice, eik pažiūrėk, kaip jinai tą Fortunatą guodžia. Gerai, Marija,
Supyko Baisiausiai baisiausiai. visai, kaip patyrė patalpų jau neįsirasti. O, kokia baisi ji. Nu, o Jėzus, varinai rask, įpamesk, tik vargas ir vargas. Daugiau nei rask, nei pamesk. O tau vargelis mažlėlė? Oi, mama, nu tu ką? Marcelėlė, o dabar tu čia dabar atrodo visą raudoną, kaip darželė aguoda. Nu jaukini visą sveiką. Nu tai raudona, nu tai kiek aš galiu tą gedulą nešioti? Nu nieka. Marcelėlė, ale tu tai visai nupuša. O kas nupuša? Naksta paskutun vaikį. Taigi man splėvijas atsikžiūri tavo kapšėlį, kad tos peningus ištraukė. O tu varja per pinigėlį dar daug? Na, daudu, kai reik prie ūkio reikalas ir tai daudu prie ūkio darbų. Tai ką dabar nedaug? Ką dabar? Taigi žildomai, o versta uodeguoti. O tu pagalvojai apie savo dukrelis, apie mano nukelis, iškišę man visus pinigus, liksi paskatkolnis. Nu tai, mama, taigi galvoju aš apie tavo anukelės. Va. O dabar Petrutį už vyro leisiu. O, tai už ko? Na, tai už mūsų kaimyną. O už kokį kaimyną? Už Katroną. Už Katroną. Už Fortunatą. Už Katroną. Marcele, už Fortunatą. Taigi uns labai senas, nu kaip tu mėgsti. Na, nėra jau toks jis labai senas. Ale turtingas, o Petrutė bus apsirūpinusi. O Petur, žinau, aš pati dar irgi netokia sena. Aš irgi galiu žėtis. Išlaps iš tarp pinigėlį, lipsi. Visą plika kaip konis. Žinokės, aš eisiu pasimelsiu, paprašysiu Dievui, kad tau duotą įkrėstų. Jaunuolė. Na gerai, pasimelsiu. Visą. O, pinigą tik nori išpešti. Nemyl manęs. Nežinau. Gal ir teisybė sako, nežinau. Tiesiog nieko jau aš dabar nežinau. Marceliutė. Ar čia tu, Liudvikai? Marceliutė. Ar čia tu, klausiu? Čia aš, Marceliutė. Liudvikai, jau tu taip man įskustas esi, jau taip tu man įskustas esi. Osikainį negavai nuo Petrosios. Oi, Liudvikai. Kaip gerai, kad tu manęs visai nepyksti. Viskas dėl mūsų meilės. Tik tais dėl mūsų meilės viskas. Taigi, žinau, Liudvikai, tugi dėl mūsų meilės jas apgaudinėjai. Liudvikai, šitą žinau, aš supratau iš karto, Liudvikėlį. Tas mano vaikėlis taip mane myli. O kur Fortunatas? Pabėgo? Niekur jis nepabėgo, Fortunatas. Oi, toks buvo nesusipratimas, Liudvikai, toks nesusipratimas. Bet viskas gerai baigėsi. Vat mergos dabar jį nusivedė į trobą. Bėgsiu. Žinai, bėgsiu ir aš prie jų. Dėrėsiuosi su būsimu ženteliu. Aš jam duosiu 200 tikrai atiduosiu. Vat, tegu tik Petronę paims ir žmonas. Liudvelį. Žinai, eini ir 2 kartu. Reikia ir mūsų vestuvių reikalus aptarti. Oi, tai aš dar turiu savo darbus atlikti. Tu eik, mano meilė, o aš pas tave ateisiu. Leisk man pasidžiaugti savo laimę. Oi, ir vakare aš būtinai ateisiu. Oi, Liudvikau, na tai tik tu neužtruk mano meilė, jau taip lauksiu, aš taip lauksiu, tavęs tik paskubėti, Liudvikau, paskubėti. mano meilė. Bėgu.
mano meilę. Čia tau šunėri devintinės. Sukiš visus pinigus Fortunatui. O man grūdasi plika ant senatvės. Ką aš kvailys, kad lyščiau į kiaurą mirštą? Ne, reikia kažką galvoti. Oi, o tai barbelė mane paliks. Gaila būtų įdėto tokio triūso. Litvėlė, ar tu vienas? Litvėlė mano brangiausias, kaip aš tave myliu. Ir aš tave Oi, taip pat Litvėlė. myliu. Ir ką tu darai? Ką tu dabar čia darai? Ką tu čia galvoji dabar? Galvoju, Damice, galvoju. Apie save, apie tave. Apie mane galvoju, apie mane galvoju. Taip. Supyko mama, įsiuto Petronė ant manęs ir ant tavęs. Ant manęs? Tai. Ant tavęs įsiuto. Taip. Petrutė sakė tau į snukį. Oi, į marmuzę sakė tau reikia duoti. Tai gerai dar, kad tas senas žmogus Fortunatas čia pasipainiojo. Vargšas žmogus užmigo netyčia. Oi, būtų tau Petrutė davus gerai. Pala, aš dar ne viską pasakiau. Petrutė teisi. Reikia tau duoti gerai. Šventas melas tik dėl tavęs. Bet man tavęs gaila. Bet kodėl tu mumis su Petrutė abidvi vienu metu vilioji? Prisakinėjai, kad mumis myli. Pamatai, ir iškilo į viršų visos tavo melagystės. Šventas melas tik tais dėl tavęs. Domicėlė, brangioji, man širdį skauda, kaip aš matau, kaip jos tave niekina žodžiais, akimis šaudo ir žodžiais niekina. Aš turiu gelbėti tave, kol aš galiu. Kad tu mane gelbėsi? Aš išsivešiu tave pas savo motušę ir kelsime veselę. Išsiveši mane? Taip. Tai tu tikrai mane myli. O ką tu dar tom abejojai? Aš abejoju. Oi, tai palauk. Bet aš nežinau, ar mamaitė leis. O mes neklausim, mes... Jeigu tu mane myli, nueisi į kamarą, susikrausim drabužėlius, geresnės drabules, suriši ryšulį, pridėsi piklėtas, aš pakinkysiu beriuką į vienkinkę ir vakare mes išvažiuosime. Nuvažiuosime pas mano mamaitę ir kelsime veselę ir mylėsimės amžinai. Tik pinigų nepamiršk. Pinigų? Taip. Nežinau, Liudvikėlė, kaip su tais pinigais išeis. Pinigai tai skrynioje. Raktas nuo skrynios. Paslėptas pas mamaitę kažkur. Aš nežinau, kaip iš mamaitės išprašyti tą raktą. Na, nebent tu ką nors sugalvotų. Na ką? Tu eik pas mamaitę ir sakyk, kad tau reikia kažką tai padėti į skrynę arba kažką tai paimti iš skrynios. Ir tada... Tai palauk, padėti į tą skrynę. Taip, arba. Ir tada pasiimti pinigus būtinai. Ir tada išvažiuojant pas mamaitę ir kelsime veselę. O kada mes išvažiuosime? Šią naktį. O šią naktį tai... Jeigu šią naktį nepavyks, tai pinigus perduok man pas mane kaip į vandenį ir išvažiuosime kitą dieną, susitarę. Oi, Liudvikėlė. Mano brangiausias Liudvikėlė. Ai, aš negaliu patikėti. Bet, oi, Liudvikėlė, nežinau. Negražu kažkaip. Nu, kaipgi aš dabar galiu imti tuos pinigus, vogti iš skrynios. Taigi Fortunatas Petrutės nepaims be pinigų. Tik nepyk. Žinai, jeigu jau aš tikrai gausiu tą raktą iš mamaitės, aš visų pinigų neimsiu. Aš pasiimsiu tik savo dalį. Daryk, kaip tu nori. Matau, kad tu manęs visai nemyli. Liudvikėlė,
tapyk, pats suprask. Nu, nepatogu man. O be to tu mane išsiveži kažkur labai toli. Aš net nežinau, ar aš tavo mamai tai patiksiu. Gal jinai pasakys, ko čia tokia, ko tu čia atvežiai. Ha, Ir be to, be pinigų, Petrutė, Fortunatas tai čia pat gyvena. O tu mane kažkur toli išsiveši. Nepažįstu nie tavo mamaitės, nesu buvusi pas tave. mano mamaitė labai apsidžiaugs. Ir žinok, pas mus viskas labai panašiai kaip pas jūs. Troba tokia pat, sodyba, lygiai taip pat išdėstymas visas. Durys kliba panašiai ir slengstis panašiai kliba. Viskas taip pat, beveik. Jausias kaip namuose, žinok. Ir mamaitė labai atsidžiaugtų tave pamačiusiu. Na gerai, Tik pinigus pamėgti. tai gerai, pirmą einu susidėsiu visas gražiausias drobeles, rankšluostėlius, na gal ir viskas bus gerai. Gerai. Paskutinė viltis, kad šitą kvaišą paims pinigus. Bet pinigų biznė nėra. Arkliukas, beriukas ir vienkinkė 100 daugiau neneša. O, kaip sunku bus tada. Kažką reikia dar galvoti. Tik jinai paimtų tos pinigus. O, Tu nepatikėsi, Džekė. Abiejų kviečių raktai buvo kaip tik duryse. Tai jau einu susitikti su gražiausius rūbelius, rankšluostėlius, patalynę, lininės staltiesėlės ir galėsime traukti kartu. meilė, tu mano. Trauksim, taip. Einam greičiau. Pinigus svarbiausia, tai reikia pasiimti. Palauk, Litvykėlė. Bet tau tik tais tie pinigai ir pinigai kažkaip aš nežinau. O tai kas apie mano visą kraitį? Ai, tik tai nereikia tam to daug tų kraičių, nes netilpsi mūsų vienkinkė gali netilpti. Ir nereikia tų škurlių per daug. Palauk, ašgi negaliu pasirodyti plika basa prieš tavo mamaitę. Tai palauk, o tu mano rūbų škurliais vadini. Oi, brangioji, Domitcelė, ir škurliai ant tavęs labai gražu, ir be jų iš viso labai gerai. Labai gražu, mažutė mano. Einam. Na gerai. Svarbu pinigai tik tais. Sodeliai vaikščiojo
Kas ten po mano laukelį vaikščiojo, kas ten po mano laukelį vaikščiojo, tyliai pamažu levoju, tyliai pamažu levoju. Gal dievulis rugelius gavojo, gal dievulis rugelius gavojo, tyliai pamažu levoju, tyliai pamažu levoju. Vaišinkitės. Va, stalas padengtas tam stelė, viskas tik dėl jūsų, o čia va, sėskite, ponia Fortunatai. Va, duonelė babūnė kepė duonelę šviežia. Va, žiūrėk, kokia minkšta duonelė. Kaskit tam stelę, va, ragaukit. Va, agurkeliai šviežiai paraukti, agurkeliai tiesiai iš daržo, mėsytė, šviežiai parūkyta, svogūnėliai, va. Oi, kaip gerai vaišinasi žentelis, taip skaniai. Kas tamsta? Bet aš dar ir vaistukų turiu. O, mamaitė dar ir vaistukų atnešė. Į tą sveikatėlę. Tuoj, aš čia vaistukų pasiduoju. Oi, tamsta tikrai už. Ir sūris šiandien šviežiai spaudžiau tamsta. Mano Petrutė darbininkė, šeimininkė. Žinot, nesėdžiu, tamsta rankų sudėjus. Sukuosi virtuvėje. Taip. Va, viskas, čia mano padaryta, va. Oi, net ir ausyčių rūkytų yra, oi. Oi, kaip skanu, žentelė. Ir agurkėlių taip paraugė šviežių. Labai gardu. Nu, va, matai, kaip gerai. O duona babūnės kepta, oi. O tai babūnė Junija šį rytį iškepės. Šviežia. Tai tostą turiu pasakyti. Taip, būtinai tostą. Už sveikatą. Taip, už O ne patys svarbesnė. O, tam Labai teisingai. geras tostas. Tamsta teisingai, už sveikatą. O čia tamsta, kas? Kažkas tam stiauškas. Kas, va. Cibulioką paimk iš dar. O jau lašinukai kažkam. O jau. Labai gerai. Žinai, Petrel. Ką? Ką, mamaitė? Eik pasižiūrėsi, kur ta mūsų Domica kažkur priesim. Domicija? Nenoriu iš tos domicės nabuoti, aš su tamsta. Nu tai nieko. Pažiūrėk. Paskui jau pavalgysi su tamsta. Ai, o gal tamsta, gal dar kokį tostą tamsta, nu. Oi, Nu, dar tostą. dar tostą tamsta dės, nu. Na gerai. Aha. Dar vieną. Už sveikatą. Taigi sakei tamstai už sveikatą. Ne, Nu. už sveikatą. Aha. Kad būtumėte prekam žemaitišką dauną. O, Gerai. maitišką dauną, o gerai. Tai tamsta kas tos donelės, Donelė žemaitiška. ganita donelė. Ar sūrio tamsta ragavai? Taip, paragauk visko žentelį. Viską paragausiu. Gerai. Nu Petru, ką, mamaitė? pasižiūrėk. Nu nenoriu. Gerai, paskui grįši. Oi, kaimynėlį, kaip skaniai valgai, kaip tu garčiuojasi, kaip Labai smagu. gardu. Oi, rytoj nepavėluokite su Petrutė užsaku į No. bažnyčią. Aha, oi, nu, tai aš nežinau, kaip aš čia viena suksiuosi, kaip aš čia viena versiuosi. Būtų, žinai, būtų gerai dvi veselės vienu kartu atšvęsti. Kaip tu manai? Kokios dvi veselės?
O ką, darbus išleidai? Už ko? Nieko negirdėjau. Kokia Domicė? Domicė dar pienelė. O aš pati ką? Aš pati ką tikėti negaliu? O. Tai Vos nejuokauji, mamaitė. aš nejuokauju, taigi aš rimtai kalbu. Oi, tokius jaunas, rankas tik bučiuoja. Taip mane myli, taip mane myli. Nu kaipgi aš jam galiu širdį užgauti. Žinai, aš nusprendžiau, aš ištekėsiu už to vaikelio. Ką? Ką, mamaitė susiruošė tekėti? Apablūdai, tu jau visai. Kokiam amžinai tekėti, matai, O tai susiruošė. aš taip ir maniau. Aš taip ir maniau, kad tos mano mergos sprogs iš pavydo. Ta proga noriu pasakyti vieną tostą. O gerai pasakyk tostą, nes jau tikrai tos mergos sprogs. O, Kad laimė atriedėtų į tavo namus, kam dadlesnis krops. Nu gerai, štai ir išgersim, kad ta mano laimė atriedėtų. Tai žinai, žentelį, ir jo širdis nepatinu. Jis numanė, kad jos nenorės patėvio. te pasikarė tas patėvis, iš jo neslaugysiu, tegu Domicė jį žiūri. Patėvis atneš pinigų į namus. O pinigų? Kokių pinigų? Taigi iš kur jis tų pinigų parneš iš namų? Į namus, tai kad jis neturtingas. Bedarbininkas. Vaikelis. Ir pašėlusiai gražus. Pašėlusiai. Mūsų namiškis. O, tas latras, tas melagis Liudvikas Viksmana. Nu viskas dabar tai iš tikrai jam arbūzį išmaistu, iš namų išvarvysiu. Oi, žentelį užkris. Oi, dar ko nors, dar gal kirsiu iš tau. Ne, man reikėtų pasivaikščioti gryno oro pakvėpuoti. Jo, aš irgi tamstą palydėsiu, gryno oro einam pakvėpuoti. Pakvėpuokit, Jo, einam. Ой. Dievo malonė. Pirmi ledai pralaužti. Fortunatas išmintingas. Bet tik tai ta pikčiurna niekaip apsiraminti negali. Nu nieko. Nieko, aš dabar Petronį užmiro išleisiu, su Domicė bus pusė bėdos. Ada tai, ir mano kas Liudvelis dingo, nepareina. Tik dirba vaikelis ir dirba laukuose kažkur. Nežinau. O Jėzus, man Domicė, tu Mamaitė. Labas vakaras, mamaitė. Labas, taigi ieškom tavęs visur. Kur buvai? Aš užsiėmus buvau. O ką darei? Ką? Aš lopšinę dainavau žąsį. O Jėzus, Marija lopšinės jinai žąsim dainuoja. Mamaitė. Domicė, tu Liudviko nematei niekur? Ką? Sakiau, pažiūrėk, kur Liudviko. Nemačiau, mamaitė. Nematei? Ne, nemačiau. Mamaitė, ar gali man duoti Ką? raktą nuo skrynios? O tai kam dabar tau tas raktas nuo skrynios? Man reikia rakto nuo skrynios, nes Na. man reikia tenais, Ką? man reikia padėti švarius skalbinius. Nu, Domicė, vaikeli, ar dabar laikas tau tuos skalbinius dėlioti? Seniai galėjai tą padaryti, o ne žąsim lopšinės dainuoti. Aš, vargas man ir bėda su tavim daugiau nieko. Kur tas mano raktas? Štai, Domicė, raktas. Tik vaikeli nepamiršk grąžinti man jo. Gerai, Domicėlis. Dabar Domicė. Ačiū, mamaitė. Nu, Aš tave, mamaitė, labai myliu. ačiū.
O tai Domicijai turbūt perkaito tom žąsim lopšinės bedainuodama. O, tai mamos, grįžom, jo. Sėstas. Pasivaikščiojot gražiai. Aha, o tai mamos Gaspadorius gerasis. Aha, vaikštom. Einam pro tvartą, bėriuką žvengia. Aha! Žvengia vargšas bėriukas. Aha, kad bent šienų šakelį turėtų. Ar vandens gurkštelį. Tas mamaitės, tas melagis Liudvikas negali arklio prižiūrėti. Oi, ką tu čia nusikalbi, Petronė, nuo kada jau tau bėriukas buvo? Aha, tai gaila, man gyvulio gaila. Nieko, bet Liudvikas grįš iš darbų ir pašers bėriuką. Aha. Domicės nesimato kažkodėl. Ai, Domicė dirba. Parkė seniai tada. Neparkė, o Parkė. švarius skalbinius tvarko. Aha, gerai, tegu tvarko. Oi, nieks man šiandien nelenda, stalas nukrautas, niekas nelenda. Einu šalto vandens iš šalino pasisemti. Oi, nu, kaip ir mums atneši. Einam dar žiedelį, prie stalo pasisėsim, pabūsim, aš tau dar vaistukų va šitų į... Ai, kokie tavo vaistukai. Ai, kokie vaistukai. Oi, vaistukai tai kaip balzamas ant širdies. Tai va, išgersim žentelį, žinai, va, į sveikatėlę. Tai gal žentelį tu su Petronė pašnekėtų. Na, jinai tik pyksta ant manęs, pyksta, kam aš išteku. Nu tai išgerk, gal tavęs paklausyt. Pašnekėsiu. Gerai. O Jėzau, o Jėzau. Kas dabar? Kad jūs žinotumėt. Tai kas atsitiko? Ėjau pašulinį vandens pasisemti. Į kas tenai. Oi, ant vieškelio sovada. Aš sovada, kai nuvarė, taip vėlai kas taip galėtų būti. Nu tai maža kas, gal kas atsirgo, gal nelaimė, kam atsistiko. Nu nieko, va Domicė kaip pareis, tai viską ir papasakos. Eik, tu seniai parkata tavo Domicė. Nu tai pats jinai tau man be vakarienės, Petronė, taigi klepsko turi. Kleckai. Taigi kleckai mano su varške, peletrūnais ir su grybais. Iš pačio ryto plušo, oi, kokias ką. Mamaitė imsi. Paimsiu ir aš klepskų vakarienį. Gardus kleckai. Labai gardus tavo kleckai, Petronė. Valgyk Man tą. Valgyk. nerimas dūšią suspaudė. O tai kas? Turiu eiti patikrinti savo ūkį. Aha. Kažko neramu pasidarė man. Sutinku tamstą, aš Bet palydėsiu. tai mes apie vestuves nepašnekėjome. Eik tu, su savo tokiom vestuvėm, tai kaimą juokinsi tik tai. Pašnekėsime rytoj. Einam, tamstą, einam, pakepuosi, pažiūrėsim. Jėzau, Marija. Kas per žmonės? Visą man galvą iškvarš. Nu ir aš šiandien prisiklausau. Tiek prisiklausau, bet nieko, einu galvoti. Ačiū Dievui. Nors vyras bus mano jaunas ir gražus. O jie ten savo tegu pasitikė. Jau saulutė leidžias, artyn vakarėlis, užtemdė šviesumą, tamsus debesėlis. Suguls žvėreliai ant aukštų kalnelių, sutūps paukšteliai ant medžių šakelių. Jau saulutė leidžias, artyn va
vakarėlis, o aš temdė šviesumą, tamsus debesėlis. Kurgi tas Liudvikėlis? Turbūt neša viską į trobą. Na, ką jis ten sakė, viskas bus tas pats, kaip pas mumis namuose. Sakė, ir laiptai girgžda. Oi, tikrai. Oi, girgžda, tikrai. Oi, ir asla tokia, kaip pas mumis namuose. Tikrai taip. Oi, ir ta duona, kažkur yra duona. Oi, ir stalas, kaip pas mumis. Oi, Kas čia kalba? oi, kas čia dabar yra? Oi, Labai panašu į mūsų namus. Oi, kad aš taip jau būčiau namuose buvusi. Būčiau seniai miegojusi. Kitas Liudvikėlis. kas čia kalba, girdėjau, dainavo kažkas, ar čia sapnavau, nieko nesuprantu. Kas čia dabar? Čia aš. Jūsų Marti. Atvažiavau pas jūs gyventi. Marti? Neturiu aš jokių marčių, ir būt greičiau. Tai kad čia svetima vieta. Naujai į Marčias atvažiavau, aš nežinau net kur kurti. Lyg tai Domicės balsas. Kažkaip tai man labai panašu. Balsas kaip mamaitės. Einu žiūrėt. Viešpatie, tu brangiausia, čia pas dabar. Domicė, ką tugi dabar čia veiki? Liudvikas vežėsi pas savo mamą. Sakė, vestuves skelbsim. Oi. O tai kokia tu čia ką papalioji? Kokios vestuvės? Mamaitė apie mūsų Liudviką šneku, jis vežėsi pas savo mamaitę. Varė, ką tu čia? Ar aš kalta? Siaubė, nu nieko nežinau. Naujo štuko šitą paršelę, Petronė. Oi, Petronė, užmuš mane, Petronė. Taigi šitą maišą su Liudviku visą tavo kraitį išnešė ir pas savo tikrą motiną į Marčias atvažiavo. Kur tu padėjai mano kraitį? Kas čia per gvaltas? Aš plika nuo dalyko prieš vestuvės. Taip, va šita vagilka, visą šita Petronės kraitį išnešė pas savo tikrą motiną į Marčias atvažiavo. Duosiu, užmuškit. Sustabkit, nesimuškit. Aš pagavau tą jūsų vagį. Vagį? Ei. Viskas ant to Liudviko galvų. Pareinau nuo savo ūkio apžiūrėjęs. Taip. Žiūriu mėnesienai nuo jūsų sodybos kažkas tai zauda lekia. Toks nerimas suspaudė, įtarimas mano šiaušė dūšę. Na. Aš paradau su tokiais štakėtą. Aha. Išėjau į kelią ir šaukiau, stop! Kas čia dabar važiuoja patamsiais? Ir jis išsigando. Ir pabėgo. Į mišką pukšt. Ale tamsta koks drąsus. Jūs kaiminėlis gina. Ir priejau, žiūriu tikrai, jūsų piriukas ir jūsų venkinkė pilna ryšulių prikrauta. Tai apsukau, pravažiavau, pririšau beriuką prie klėtės ir ryšulius įnešiau į priekį. Mūsų ryšuliai, ačiū, Ačiū. Einam, bėgam žiūrėti kiek. Kas tuose ryšuliuose? Liudvikas viskas sugalvojo, sakė, vešiu pas savo mamą, ženysimės, o atvežė mane atgal namo, ratus sukinėjo, užmuš mane. Nemuš. Jei tu už manęs eisi, mylėsiu kaip savo vaiką. Eisi, tik išsineš. Ir pinigų man nereikia. Pats savo turiu. Aš Petrukės labai bijau. O Jėzus, varė. Ir aš jos bijau, kaip pelnas kryžiaus jos piktumą bijau. Aš irgi. Neįsiulo galas neprapuolė, viskas yra. Ačiū
Dievui viskas yra. Mano šliubinis Jona Nemušk. nebusi. Nemušk, Ne, nu tai ko? nemušk. Tomica mano bus. Aha, jo, nu jau sugalvojai. Nieko, su kuria pradėjusi, tai ir baigsi. Aha. O Petronė tamstos piktumo bijau kaip velnės kryžiaus. Nieko priprasi. Gyvensim ilgai laimingai. Viskas bus gerai. Taip. Taip. Priprasi. Priprasi, žentelį, priprasi. Na, taigi žinot, ko mes čia dabar vyksim. Taip, viskas yra. Ryšuliai vietoj mano šliubinis Jonas irgi. Niekas neprapuolė. Nu tai ko mes čia dabar baramės? Mamaitė, viskas yra. Šliubinis Jonas yra ir viskas yra. Bet aš iš skrynios. Tada. Tą ryšulėlį paėmiau su pinigais. O, Marija. O Liudvikas iš manęs jį paėmė. Pinigus pavogė. A nesakiau mamai. Mama, nesakiau, vagia. Kas čia man? Tai aš kalpoje. Babūnė. Kentėt jau neapsikenčiau. Mergelis, nu ko čia? Niekas nieko nepavogė. Nu nepaspėja, nu sakau. Reikia to šaukia. Nepavogė, taigi pinigus pavogė. Nepaspėja. A nepaspėja. Aš pas pinigelis, Marcelėlė. Tavo lovo. Padoknom pakišau. Oi, kaip gerai, mėmaišė. Padoknom, oi, kaip gerai. Babūnė, o tai kas tam ryšulėlyje buvo, kur aš Tai išskridau? mama, aš jau seniai mačiau, kad tie cirkai kokie daros. Na, tai, o tu pinigėm, taigi nieko nebuvo, tada eini kvito nuo mokesčių. Tai eina pauk. Nepergyvenkit pas. Ryšulėlį krita kalba. Oi, babūnė. Ale, kai aš jums surasiu, o jauną gražų paimti, aitį, strainėjesnį, tai aš jau dar 100 pridėsiu. Babūnė, Oi, mylas, pas prie širdelis bus. Nieko, žentelį, kol jinai ten suras, tai va tu rinkis, kokia tau labiau prie širdies, jau tos mano dukros tokios dainininkės, tokios šeimininkės. Tai tu gerai pagalvok, žentelį, kurią iš žmonas paimsi. Už jau tuos tau 200, po šliubo tikrai atiduos. Ir gyvensim laimingai visi. Bet, žinai, dar aš galvoju, gal ir tas mano mylimas valandėlis, pasvalėlis su to. Nu, tai kuris dėsis,
Dar kartą nuoširdus ačiū aktoriams iš New Yorko. Thank you so much for coming and visiting us from New York. Aplodismentai, paskutinį kartą. Ačiū Jums labai.